Labas, montuoju savo paskutinį video blogą. Štai mano paskutinis video vlogas, filmukas yra montuojamas. Kodėl paskutinis? Nes persikraušiau į Kauną, kaip žinia, ūkis buvo Tauragėje, tad teko ir darbą palikti, kad ir kaip būtų gaila. Labai gerai ten buvo, labai patiko, daug ko išmokau, užaugau ten, realiai į tą ūkį atėjau žalias, tik su teisėm, per daug nieko ten nemokėjau į žemės ūkį, dabar galiu drąsiai teikti, kad ganėtinai nemažai išmokau. Tad kadangi manęs ten nebėra, yra laisva darbo vieta, tad jeigu kažkas ieškote darbo Tauragėje, domitės galbūt technika, ar galbūt norite dirbti ūkyje, kaip ir minėjau, yra laisva darbo vieta. Kontaktinį telefoną paliksiu video aprašyme. Būkit geri, skambinkite kas rimtai susidomėję, netrukdykite tų žmonių laiko, bei negaišinkite savęs. Noriu tarti didelį ačiū, kad buvot su manim visus tuos metus smagaus paskutinio video žiūrėjimo. Labą rytą, turim antradienį. Vakar prasivežėm ašis. Ašį aptekina, apdirina, aptekina. Ašį ardom jau antrą kartą, trečiam atrodo. Buvom sudėję, ratus netika, buvom vėl susidėję, vėl netika. Tai dabar vėl visą išardėm. Tai pasirodo, šis dedas tik viena pusė. Turėjau praeitą savaitę video padaryti, bet netyčiai ištryniau visus vaizdo įrašus iš kortelės. Tai ir video, kad ir kaip būtų gaila, nes praeitą savaitę šiaip dirbom gan normaliai. Plūgą buvom įsivarę, šešiavagį, pakeitėm atpjovėjus, ratuką virinom, kur buvo atitrūkęs, lopus dėjom. Daug visą pertėpė, 50 taškų su viršu. Siejimą į lempas pajungiau. Jo, visiškai jau suvaržyta, viskas sudėta. Šlangas pasijungiam. Šlangas pakeitėm, apie 10 šlangų gavos pakeisti. Ką dar? Nu, į dar kažką jau nelabai prisimenu iš tikro. Tai va taip. Tai šią savaitę dar reikia kombainui pabaigti, kameras dėti. Vieną turiu idėjas, dar vieną reikia dėti, monitorių reikia pritaisyti. Reikia siejamąją baigti surinkti. Pasijungti hidrauliką, pažiūrėti, ar gerai sujungiau šlangas į tą kaladuką, kur buvau rodęs, kur kelnoja cilindrą. Ir ar neleidžia jį. Įsivarėm dar vieną plūgą, biškį pavirinti reikia. Tai va tokias tokelės. Yra tų darbų. Reikia tik dirbti. O dar vieną pusdienį keičiau džipukui guolį vėl. Buvau nufilmavęs vos ne visą procesą. Nu, nėra tos medžiagos štynių. Žioplys blemba. Na va, į vidų susidėjom naujus guolius. Dabar kai reikia sudėti ten, bus košmaras. Tiek čia, tiek ten. Čia sens. Ir anoj pusėj ten sensai išorė, kur eina. Kaip ir daug kartų buvau minėjęs. Šiandien reiks susidėti šis. Nu ką, reiks lysti pasėjalką. Siejamąją. Na va, viskas, 4 varžtai vietoje. Gerai, kai ant tarpą pasidaryti biškį didesnį. Pasikėlus. Tai va tėvai, tos siejamosios baistus nusivylims. Ta kaladuką, kur dėjau, kur sakė, turi būti gerai, kad cilindras nesileistų. Šitas, bet jis vis tiek leidžiasi. Pagal schemą ten daugiau kas eina, tai
Nu, šitą va naują įdėjau. Pagal schemą, tai iš šito pareina bloką. Iš to bloką eina į tą. Ir nuo ten eina į cilindrą. Į va šitos du. Į šitos du va pareina. Nu, į dabar neaišku kas. Tai va taip. Turim vieną ratuką kiaurą. Su šiek tiek sulenktu obudu. Kažkodėl, nežinau kodėl šitą. Nu, iššūkis čia iššūkis tą lempų laidą prasivesti. Reikia prasipūstas takus. Ne lempų, atsiprašau, kameros laidą. Reikia prasipūstas takus čia. Oi, su Marija. 5 metrai laidos. Neužteks turbūt, kiek sujungt antrą. Bus matyt, jau vienas supravedęs. Pilnai į kabinetą. Dabar šitą dar reikės čia žiūrėti, per kur čia pravesti. Dabar man reikia užtaisyti ant strėlės galo. Nu dabar reikia strėlės jo išleidimo vamzdžio. Na va, kaip ir buvo sakyta, kad virinsim kaušui nagus, tai taip padarėm. Šį galva iki šitie nagai atrodo. Bet apsivirino. Ir tikiuos laikys. Nelaikys, ane? Taip, tai paėgiau kamerą. Rišam laidus. Eis per čia ir į kabinetą. Ir čia kamera, kur yra pajungta. O, čia nepririšęs normaliai. Tai eina pro čia. Visur pro čia. Originali kasa. Ten viduj viskas. Pro čia. 15 metrų laids buvo ir užteka pilnai. Ir kažkur išlent ten, čia į kabiną. Na va, ir monitorius, aišku, dar reikia laidus susitvarkyti. Tam nereikės abidvi. Galinė. Ir vamzdžio. Išleidimo vamzdžio. Čia visai neblogs monitorius, čia galiu pasikeisti. Oi. Šitas yra media mode. Na, čia ale muzikas išplėšiu, galiu pasileisti, bet kaip čia grostai, ką žinau. Video iš AliExpress nepirkta. Nemasta labai greit. Gali rekordinti, bet reikės 2 kortelės. Playbackai, audio rekordinti. Kameras ten gali apsukinėti. Bet geriausiai tai kombainai, manau, šitas yra. Ir ko puikiausiai matos šviesumą reguliuotis. Čia kameras kaip pasikeisti. Čia dar 2 papildomas 4 kameras iš viso jungiasi.
Na ir vėlgi. Tai va tokia gera multimedija. Prisitvirtino į stogą, nėra per gražiausiai, bet laikys kažko juda, tik biškai kinietiškas šūks matos. Tai va tiek, laidų daug. Visa kasa. Kišas per prikurkė. Spaudį nebeveik. Ištraukė ir reik. Tai va tiek. Ką, susirišam laidus. Taip, čia turbūt. Biški vis tiek laisviau reikia palikti. Kažkaip reiktų įdėti dabar. Čia rankas neįnuškiš per niekur. Per mens. buvo, kad taip laikytus. Čia geras bairis buvo. Geras leplius. Man gal nes nenusidurs. Va taip. Galiu paneigti, blemba. Tvarkingai. Gerai, taip kaip ir norėjau. Čia gal biškį norėjau izoliacijos.
apviniuot, kad ne taip trintus. O ką gali padaryti paprastai vėla, kempo vėla, izoteškė. Kai nėra kitų skilių. Na va, ir čia gražiai. Susideda varžtai ir keliausim į kabinetą. Nu tai va, kur buvau minėjęs, kad prie čia visur prasivedžiau laidą, tai dar pasirodo zateškių nesu nusikirpęs. Tai va čia eina visa laidų kasa, aukštyn. Čia buvo matos vėl zateškės eina pro vidų ir ten. Ir įlenda į kabinetą. O tai dabar čia apsitvarkau ir lysiu į kabinetą laidus ten tvarkytis. O, jie labai paprastai nusiima. Atsisuka ir įsitraukia. Čia kameros laidas yra. O čia viskas, kas eina į kompą. Tai čia dar dvi kameras. Gali pajungti. Ai, ne, čia kameras yra. Čia nežinau, čia kas yra. Kažką papildomai turbūt gali pajungti monitorių parodytų. O čia yra kameras maitinėms, kuris eina per kurkę. Tai va tiek to laidą. Čia kas dalykai iš 15 metrų laidą, nu da labai daug. Tai va bandom čia kažkaip suslėpti, nežinau kaip iš tikro. Nu, kažkaip reikia. Pasirodo viskas bus paprastai, įsijama šitie dalykai. Atsisuki varžtus. Čia turbūt irgi bus. Ir šitą dar turbūt. Ja, nusiims šitas, laidus paslėpsiu čia. Šitą laidą nežinau čia, kaip čia daryti. Kažkaip jį padaryti. Tai va. Nusiėmiau. Stoveikia. Apdailą, prasivesim pro čia, pro kilimus. Tai bus gerai. Mano muzika dingo kažkur tais. Hey Siri, play. Blemba. Šūdas gaunas, nepažiūrėjau, kad šičia nėra kur praverti. O taip ir darbuojamės kombaine. Turim bišį pasiardę, jau čia laidai eina į stojkę, paskui per lubas. Per lubas išlenda čia. Ta visa kasa. Ai, čia. Sujungsim, izoliuosim kiek reikia. Sukišim gilyn į lubas. Per čia jungsim visą tą maitinimą. Ir šitą gražiai atvesim šonai, suspausim iki čia. Tai va, ir viskas. Stum kamerom. Va taip. Pravesta per lubas, o tam škala taip. O čia pliusas, kuris eina per čia. Viskas sukišta, pakavota, nebėra laidų. Kiek tai daro. Skaičius leidžiam.
Kviečius leidžiam į priekabą iš bokšto, kadangi to trečio elevatoriaus dar nesusitvarkėm, tai 3. Ir dabar viską esam pajungę rankiniu būdu, nes iš šito bokšto neina išleisti į priekabą be džiovyklos įsikišimo. Tai reiškia, kad iš pradžių reikia sukrauti į džiovyklą, paskui iš džiovyklos reikia krauti į priekabą. Tai čia jeigu nori automatiniu būdu, taip gali pirmą džiovyklą, paskui į priekabą. O dabar rankiniu būdu pasileidom. Tai paleidom, kad iš šito bokšto vienu metu krautų į džiovyklą, tuo pačiu metu iškrautų į priekabą. Tai kodėl nedarėm pirmutinio varianto? Todėl nes elevatorius pilnai apkrautas, jis stringa. Ir viršininkai sakė, kad jau atvažiuos tik pažiūrėti į antrą vasario pusę. Tai dabar darom taip, kad yra sklendė po šito bokštu, kurią, kai normaliai kraunam viską, atsukam iki čia, kad normalias porcijas duotų. Dabar yra sukta tik maždaug pusė jos, kad neapkraut pilnai to trečio elevatoriaus. O iš šito, sakau, eina į šito bokštą, eina antrų elevatorių, antras elevatorius eina į džiovyklą ir paskui paleidžia į džiovyklą šito dangtą vamzdžių į trečią elevatorių, iš trečio elevatorius eina į skrovimo vamzdžiais į priekabą. Tai dabar tos pusės sklendės esame atidarę, kad neduoti pilno apkrovimo trečiam elevatoriui. Kažkiek įbyra, kažkiek iškrauna. Taip ir žaidžiamės, aišku, ilgas procesas čia. Ir priekabą pakraudavo maždaug per 5 minučių, 5. Tai dabar kokias kraus 2,5 valandos, man atrodo. Gal net daugiau. Nežinau, pačiau paaiškinti. To įmanoma aiškiau, bet mano liežuvis pastoviai velės. Tai tikiuosi, kad supratot. Na, o kvietukai kraunasi taip. Jau šiek nemažai užkrovė. Buvom, norėjau sakyti žiemą, bet dar vis ir yra žiema, užslipę ten su kolega. Žiūrėjom, aiškinomės, dėl ko jis gali strikti, kibti, bet taip ir neišsiaiškinom. Beveik iki laiku, oi pilna bus. Puikiai, ką galiu pasakyti, puikiai. Prisileisim tą priekabą 2,5 valandos. Nu 2, grubiai 2. Tai va taip, kur būtume užtrukę, kaip ir minėjau, kem 5 nutestam, tai panašiai. Nu, servisas su pilna. Padanga tuščia viena, pustušti tiksliau. Šiaip visas reiktų patikrinti. Nu, dabar tokia šiokia. Dabar nepūsim, kitą dieną pripūsim. Visi užsirakinėjom, įvarom namo. Rytojus visas, rytoj penktadienis. Turim kaušą. Šitą pasiruošę, Windows paruošę tiksliau. Virinsim šitas ausis. Čia yra nuo senas skalatriaus visai. Tai buvo kitokios ausis. Jį buvo šita, šits blins bendras. Tai perpėjau per pusę, nes kaip matos, tos vietose buvo ir netinka. Tai viena ausis čia dedas, kita ausis čia. Tai įdėsim jos
per vidurį gražiai. Čia taras pasiliks. Darysim tvarkingai. Nu, turbūt. Paskutinis projektas ir tai nežinau, ar baigsiu. Maždaug taip turėtų būti. Iš vienos bendros, dvi atskiras ir šis dėsis per vidurį. Vienos ir antros, taip. 3,5 coma. Storių sausų. Tai va taip, laukiam kempą. Da galėtume virinti. Nu va, susidėjom. Prisikabinom viską. Prikabinau tuos. Pagal mane turėtų būti viskas lygų. Nu čia biškint centimetrą pabėga, o šiaip visur po PM6. Čia tarp tų PM6, čia PM6, čia kaip matėt PM6, čia. Jau virinti ne aš, veš su virintojai, mūsų kempas biški per slabnas, tokiem jau dideliem, stambiem metalam. Tai va, tai. Всё. Ką? Viskas. Iki. Nu, va, tik padarau ekrano viršelio nuotrauką ir video yra baigtas. Tad ačiū jums visiems, kad žiūrėjote ir manau dar kažkada susitiksime. Ačiū, kas buvo tos visus metus su manimi. Ką čia pridursi? Sėkmės. Man irgi sėkmės prireiks.